Labukas neringutė, noriu su tavim pasidalinti labai džiugia žinia. Parėjo man šiandien tyrimai gimdos kaklelio. Buvo manyje virusas, kuris gamino vėžinės ląsteles. Tai nustatė pernai ir sakė, iki gyvenimo pabaigos man reikia tikrintis kasmet ir kad operacija bus reikalinga tai 100%. Ir parėjo šiandien tyrimų rezultatai. Gydytojas sako, jų pas jūs viruso nebėra, jisai dingo, jūs pasveikot, sveikinu. Tai žinok, džiaugsmo belė kiek, po šiurpo tiesiog kailis. Aš taip viduj širdį, aš taip tikėjau, kad tikrai aš būsiu jį nugalėjus. Ta ląstelių maistą skaityk, aš pradėjau balandžio mėnesio. Nuo balandžio mėnesio pradėjau Yes Global kolongardą, visą tą trikampį ir tą moterišką. Ta moterišką nenutraukiau, visą laik vartojau. Ir va tą trikampį. Ir nežinau, ką galvot, aš kažkaip tikiu, kad čia pagydė tik ląstelių maistas, nes kaip tas virusas gydymo jam nėra. Imuninė sistema arba susitvarko su juo, arba ne. Tai va ląstelių maistas, aš manau, kad jisai imuninę sistemą sukėlė ir susitvarkė, kovojo su to virusu. Nežinau, ant tiek džiaugsmo, belė kiek, nemoku apsakyti. O tėtukui mano, tas, kur sakiau tėčiui po insulto, tai apie mėnesį Sunrise'as ir kolongardas, kaip kad tu patarei. Jisai turi gultis kitą savaitę į ligoninę, prieš mėnesį užsiregistravo lašalinių pasileist. Jisai man šiandien skambina, dukryt, aš nežinau, ką man sakyti gydytojai, man nieks nebeskauda, aš jaučiuosi gerai. Žodžiu, jam astma, jis dūsdavo, kaip bronchitas kosėdavo. Aš nebekosau, manęs nebedusina, aš kvėpuoju lengvai. Bet aš jam ne tik tą ląstelių maistą buvau nuvežus, aš jam buvau dar nuvežus pušų spyglių ekstraktą. Žodžiu, žinios tai esu laiminga, kad tave radau. Ir kad per tave pradėjau vartoti tos nuostabius produktus, dabar visi sveikstam, visi aplinkiniai, visi artimieji. Ačiū tau, zuikeli.